Šį šventą vakarą papasakosiu jums dviejų mergaičių istoriją. Jų mama buvo kilusi iš turtingos šeimos. Dar vaikystėje, kaip ir kitoms turtingoms mergaitėms, tėvai jai įteikė vienetinį medalioną. Užaugusi, ji pamilo paprastą vaikiną. Anot tėvų, netinkanti turtingai merginai. Keletą metų sutuoktiniai žuvo avarijoje. Jų mergaitės liko našlaitės. Dabar mergaitės gyvena vienos ir verčiasi kaip begalėdamos, kad uždirbtų pragyvenimui kokį pinigėlį. Labadiena, gal nupirksite bandelių? Mano sesė kepa. Paimsiu keletą. Štai pinigėliai. Ačiū. Labas, mažoji mergaitė. Kodėl kūčių vakarą tu ne namuose su šeima? Mano tėveliai mirė, kai aš dar buvau labai maža. Kad pragyventume, sesė kepa bandeles, o aš padedu jas parduoti. Tavo sesuo turbūt labai skanes kepa. Kvepia pasakiškai. Gal nupirksite paskutinės? Manau, paimsiu paragauti. Man tikrai labai smalsu. Skanaus. Štai tau pinigėliai. Ačiū, ponė. Įeikit. Tuoj pat sumokat skolas. Kitaip išspirsiu jūs iš čia. Man reikia pinigų dabar pat. Šiuo metu tikrai daugiau neturim. Tu juokiesi iš manęs. Man jau nusibodo, kad ryt čia jūsų nei kvapo neliktų. Pardaviau visas bandeles. Džiaugiuosi, sesutė. Ačiū, kad man padedi. Visa tokia šventina nuotaika.
labai patiko bandelės, kuriamis prekiauji. Malonu girdėti, bet ponia, aš negaliu kalbėti. Aš turiu kuo greičiau pardavinėti bandeles. Aš norėčiau iš tavęs nupirkti visas bandeles savo šeimos kalėdiniam stalui. Tikrai? Kaip gerai! Žinai, duok man su visu krepšeliu. Štai tau maišelis pinigų už viską. Ačiū, ponė. Šis medalionas labai patiks mano merginai. Prašom suvynioti. Tai pats brangiausias papuošalas mano juvelyrinėje. Aš turiu pinigų. O kaipgi? Štai. Oi, to nepakanka. Tai rankų darbo relikvinis kūrinys, su vertinga savo istorija. Man nerūpi ta istorija. Dabar svarbiausia yra tai, kad jis turėtų patikti mano merginai. Nieko negaliu padėti. Jums tikrai daug trūksta iki šio medaliono. Po šis užsispyręs senis. Noriu nupirkti vyresnei sesei dovaną. Nuo tada, kai mūsų tėvai mirė, jinai viskuo rūpinas. Jai visai nėra laisvo laiko. Įdėjau į gražią dėžutę ir užrišau kaspinėlį. Aš žinau, kaip jums jo reikia. Kaspinėlį? Kaip gražu. Saugokit jį. Ačiū jums labai. Sesė, aš tau nupirkau kalėdinę dovaną. Dovana? Dovana man? Medalionas? Koks gražus! Bet... Iš kur jį gavai? Nupirkau. Neturime jam pinigų. Turi mane ten nuvesti, privalome grąžinti medalioną. Nors mes ir skurdžiai gyvename, mes niekada nevagiliausime. Gerai, tuoj galiu nuvesti. Štai ta vieta. Ar tikrai? Čia veikia, tikrai veikia. Čia turit būti tas brėdas. Ko čia dabar triukšmaujate? Ar nematote, kad uždaryta? Bet aš ką tik čia buvau. Tai neįmanoma, mažoji mergaitė. Juvelyrinė uždaryta prieš kelis metus mirus savininkui. Bet aš tikrai ką tik čia pirkau. Durys praviros. Užeikim. Gal viduje rasim pardavėją.
nusipirkau medalioną. Matai, aš nemelavau. Bet ką šioje nuotraukoje daro mūsų mama? Čia mamytė? Tu tik pažiūrėk, jinai turi tokį kaip pat medalioną. Koks čia adresas? Nueikime ten. Labą dieną. Gal žinote, kur galėtume rasti šį vyrą? Tai mano vyras. Jo jau keli metai kaip nebėra. Iš kur gavote šią fotografiją? Mano sesutė jis pardavė šį brangų medalioną, nors ji neturėjo tam pakankamai pinigų. Mes norime jį grąžinti savininkui. Atleiskit man už nemandagumą. Jūs turbūt labai sušalote ieškodamos. Užeikite vidun, mergaitė. Senutė jau senai jautėsi vieniša. Dabar ji gyveno svajone susipažinti su anūkėmis ir dalintis viskuo, ką turi. Tačiau jėgų paieškoms nebeturėjo. O tuo pasirūpino kažkas iš aukščiau.